keisčiausia per patirtį, per praktiką priežastis, dėl kurios pora nusprendė skirtis ar rimtai susipyko? Pati keisčiausia, kur net jūs nustebino. Kad žinot, iš tikrųjų keistų priežasčių nėra. Labai didelė dalis porų negali surasti bendros kalbos dėl tų pačių priežasčių iš principo. Tai pirmas dalykas ir pats pagrindinis dideliai daliai tų besiskiriančių porų noras pakeisti kitą. Kaip aš gerai gyvenčiau, jeigu tas kitas būtų toks, tą darytų, to nedarytų. Klasikinė, standartinė lietuviška situacija, kai mergina mato dar prieš tekėdama, kad apskritai tai jisai linkęs yra išgerti. Na, bet nieko, mes apsivesim ir aš jį perauklėsiu. Ir tai yra garantuota nesėkmė. Jis tik tai gers toliau, todėl kad jis nusprendė jį gelbėti. O jeigu yra gelbėtojas, tai turi būti gelbėjamasis. Tai jisai ir duoda jai šitą progą būti nusipelnusią gelbėtoją, pasistatyti savo piedestalą ir ant jo užlipti. O iš tikrųjų tas, kuris gėrė ir toliau gers, kol jis pats nenuspręs, kad užtenka. Bet jūs sakot, vat ši priežastis yra viena iš skyrybų priežasčių. Ir kuomet tokia mergina nusprendžia skirtis su šiuo vyru, kaip tos skyrybos atrodo? Jis jį pro to kaltina, kad jisai geria ir vat, jisai... Didžioji dalis iš tikrųjų taip kaltina dėl to, kad jisai girtuoklis ir jis su juo negalėjo gyventi. O kodėl jis nepagalvojo, kad jis girtuoklis prieš tekėdama už jo? Ir kad reikės gyventi. Tai yra neprisijėmė atsakomybės už savo sprendimo pasekmes. Bet sakykit, iš kur tas noras visą laiką mums keisti? Iš kur jisai mums atėjęs, kad mes įsivaizduojam, kad įmanoma kitą pakeisti? Na, pradėkim nuo to, kad tai prasideda nuo įsivaizdavimo, kad manęs keisti nereikia. Aš esu toks, koks reikalingas yra, kaip turi būti. O va jis, tai neatitinka tų gero elgesio standartų ir todėl jį reikia patvarkyti. Žodžiu, toks, koks aš atėjau, mane priimk, Taip. Aš esu idealus, Taip. Su manim viskas gerai. Taip. Ir mes skiriamės tik dėl to, kad tu blogas. Taip, ir netgi dažnai dabar, ypač jaunimas, kuris pasiskaitęs būna pakankamai gerai, nesako aš idealus. Jie sako, neidealus aš, bet niekas nėra idealus ir todėl mane turi priimti tokį, koks aš esu. Ir tai yra jo reikalas. O mano reikalas yra padaryti, kad jisai būtų toks, kokio man reikia. Geras. Ir prasideda tarpusavio trinimasis. Nebereikalgi lietuviška patarlė sako, kad santuokoj pirmieji 25 metai sunkus, o paskui būna lengviau. O jūs vis pabrėžėt Lietuvoj, kitose tautose šitas bruožas netoks matomas? Pavyzdžiui, žydai sako kitaip. Žydai sako, kad gyvent gali su bet kuo, jeigu tik esi šitam pasiruošęs. Ir tai yra visai kita filosofija. Iš tikrųjų, joje nėra to noro keisti kitą. Tai jie labiau bando prisitaikyti. Jie toleruoja žmogaus kitoniškumą. O mes visi kitokie. Ir man būna, tiesiog visiškai juokingai iki ašarų, kai teismuose skyrybų priežastimi nurodinėjami charakterio nesutapimai. Kaip charakteris gali sutapti, mes esame iš skirtingų šeimų, su skirtingom savo brendimo istorijom, patirtim ir neišvengiamai mūsų charakteriai skirtingi. Bet gerai, tai tie skirtumai čia ateina iš to, kad mes kasdienybės kažkokiuose dalykuose esam labai skirtingi. Nes jeigu ta pora, pavyzdžiui, 2-3 metus mylėjo vienas kitą ir buvo viskas gerai, bet staiga, kaip jūs sakot, tie skirtumai pradeda išryškėti. Tai ta trintis atsiranda po kurio laiko, kai tos meilės nebelieka. Ar ir jos ir nebuvo? Ne, čia ne vien laikas, čia įvykiai šeimoje. Pavyzdžiui, viena iš didžiulių krizių yra antro vaiko gimimas. Ne pirmo, nes pirmam jie dažnai abudu būna pasiruošę. Jie jo laukia, jie jo rūpinasi. Vieninteliu tuo, kuriuo reikia tikrai labai rūpintis. Ir staiga gimsta antras, ir tada nebeaišku, ko kiekvienam duot. Ir tas mažesnysis reikalauja iš pradžių žymiai daugiau globos ir laiko. Jis labiau trukdo gyvenimą, neleidžia miegoti, neleidžia ten vaikščioti po kinus teatrus ir restoranus, kurį veiksmą jau tas mažasis
Tas didesnysis jau leido ten su močiute, jau gali pabūt su auklė ir taip toliau. O šitokį nepaliksi. Rupūžioko, jį reikia maitinti pakankamai dažnai. Tai Taip. vienu žodžiu, bėda iškyla, kuomet atsiranda gyvenimiškos kliūtis tai laisvai, kurios žmonės labai nori ir įsivaizduoja, kad jeigu nori, tai turi gauti. A. Neturi gauti. Neturi. Nes šiaip aš, vat, ką jūs dabar apie laisvę užsiminėt, aš tikrai girdžiu tokį internete, sakyčiau, norą, kad aš santykėje noriu jaustis, jis man suvaržo laisvę, arba aš nesijaučiu laisvą santykėje. Tas tikrai žodis laisvė labai dažnai skamba, kad į santykį eina ieškoti laisvės. Ar mes galime tikėtis, būdami santykėje, tokie pat laisvi, kai buvom vieni? Prisiminkim Hegelį. Kas tai yra laisvė? Tai yra suvokta būtinybė. Aš turiu tam tikrą laisvės laipsnį, kai esu vienas, visai kitokį laisvės laipsnį, kai mes dviese. Ir pavyzdžiui, dabartiniam jaunimui nepaprastai sunku suprasti, kad mes yra daugiau negu aš ir tu. Kad iš tikrųjų mūdviejų poreikiai, interesai, reikalai yra svarbesni negu mano vieno. Ir mokėjimas paaukoti tą savo laisvės dalį, kad mes būtų stiprus, stabilus, patenkinantis mane, yra darbas. Čia turbūt žodžio mes atsiradimas santykėje labai svarbus. Kai žmonės pradeda vartoti ne aš, ne tu, o mes. Tikrai taip. Ir yra žmonių, kurie laiko, kaip jūs pasakėt, kad to žodžio mes vartojimas yra mano laisvės apribojimas. Manęs nebėra. O kur aš? O tu ir esi šitame mes viena iš dalių. Nes mes tai yra aš ir tu. O jeigu mes, pavyzdžiui, kasdieniuose tokiuose įvykiuose dalykuose įvardintume tą žodį mes, kaip tai buityje atrodytų, kuriuose situacijose, vat, kaip jūs dabar atskirti padaryti, kai žmonės sako aš, va tas laisvas ir mes kasdienybei. Kokiose paprasčiausia situacijose? kasdieniška situacija. Dabar žiemos vidury žmonės planuoja vasaros atostogas. Ir tų vasaros atostogų aš planuoti negaliu. Mes turim planuoti. Nes važiuosim mes. Ir mes turim suderinti, kur norim, kur nenorim, kur per daug triukšmo, kur per daug karščio, kur galima tiesiog ramiai pagulėti ant smėliuko savaitę, o kur reikės važinėti po architektūrinius paminklus visokiausius. Ir tai yra sprendimas, kurio negaliu priimti aš. Kompromiso ieškojimas. Priimam mes. Tikrai taip. Tai yra kompromiso ieškojimas. Aha. Aš galvoju dabar, jeigu reitinguotume santykių griūčių priežastį, kaip jūs sakytumėt, priežastis porose pinigai, seksas ar buitis? Pirma priežastis seksas. Seksas? Seksas, neištikimybė. Ai, neištikimybė. Ne sekso trūkumas ar ten kažkas tai? Ne tiek sekso trūkumas, kiek neištikimybė. Okay. Bet tai irgi čia yra seksas. opi problema? Tikrai labai opi. Labai opi. Seksas. Geras. Negalėjau pagalvoti. Tikrai taip. O antra ir trečia vieta? Antra vieta būtų iš tikrųjų kasdienybės darbai, darbeliai. Mažųjų darbų atsakomybės pasiskirstimas. Niekas nenori jų daryti. Tai gerai, kad dabar yra skalbyklės, indaplovės ten galima, bet ne visi gali jas įsigyti, ne visose namuose jas galima instaliuoti. Vienu žodžiu, išlieka pakankamai nemažai to buitinio darbo. Aš jau nekalbu apie dulkes, šiukšles, reiškia langus, kas pusmetį plauti kaip reikiant ir daugybė kitokiausių darbelių, kurie neišvengiami, juos reikia daryti. Ir nebereikalo moteris dar senai mano kartos skundėsi, kad jų darbo nesimato. Norėjau sakyti, mūsų mamom, ten močiutėm reik medalius uždėti. Tikrai taip, jos dirbo mažiausiai 2, jeigu ne 3 etatais. Nes po darbo dienos jos turėdavo ant galvos namus, o dar paskui ant galvos turėdavo vaikus. Taip. Ir visa tai būdavo joms ant galvos, nes labai dauguma vyrų grįždavo labai pavargę po savo darbų, užkeldavo kojas ant televizoriaus, prisidengdavo laikraščių ir taip jie ilsėdavos. Ta frazė, aš pavargęs, čia daugiau nuovargis ir dažnai tokia pasyvi agresija. Mano patirties
neužtenka daryti išvadas mokslinės, bet įspūdis tai vis dėlto yra toks, kad dažniau tai yra būdas nusiplauti, negu iš tiesų nuovargis, po kurio žmogus negali įjungti kito variklio ir daryti kažką Atrasti jėgų sutvarkyti virtuvės stalviršį, Taip, ne? pavyzdžiui. Tikrai jau ten jėgų nėra. Nekalbu jau apie tai, kad atrasti jėgų, padėti savo pavalgymo lėkštes ne ant stalo, o į indaplovę. Bent jau. Bent jau. O sakykit, kaip, pavyzdžiui, jeigu moteris išgirsta iš vyro tokią frazę, kaip ją atsakyti į tokią frazę, kad nekiltų ginčas, bet vyras girdėtų, kažkaip tinkamai tai? Na, pradėkim nuo to, kad iš tikrųjų tai mes turim ištisą vadovėlį, kaip kalbėti vyrui ir moteriai. Tai yra Džono Grėjaus fantastiška knygelė Vyrai kilę iš Marso, moteris iš Veneros. Taip. Labai paprasti, Klasika. labai, reiškia, elementarūs patarimai, kaip vyrai ir moteris girdi tas pačias frazes. Mes matom ir girdim skirtingai, nes mūsų smegenys skirtingos. Bet tai čia reikėtų atskiros laidos apie smegenų, reiškia, skirtumus tarp lyčių. Bet jeigu kalbam apie tą paprašymą vyro, kuris pasiskundė, kad jis pavargęs, tai pirmiausia, turbūt būtų verta pripažinti. Taip, tu pavargęs, aš tave tikrai užjaučiu, tavo darbas sunkus, aš labai tai vertinu. Bet būk geras, aš irgi labai pavargau šiandien, gal galėtum padaryti truputį smulkių darbelių. Nedaug. Už supratimą, pripažinimą, kad jisai suprastų, kad tikrai jį vertina. Tikrai taip. Ir tada per tą vertybę paprašyti pagalbos, kaip kurios man mylimos tikrai moters, reikia ir prisipažinti, kodėl man reikia. Aha. Ok. Irgi išreikšti jausmą. Tikrai taip. Super. Šiaip atrodo toks paprastas patarimas, Oi, bet iš tik karto atrodo. keičia Oi, tik atrodo. visą situaciją. Tu visada, tai yra vienas iš standartinių susipykimo kelių. Greitkelių netgi. Čia ekspresą. Tikrai taip. Kai tik prasidedama prisiminti nuo Adomo ir Ievos, o tu tada nepadarei, viskas. Pokalbis baigėsi. O sakykit, aš dar girdėsiu su tokį įdomų dalyką, kad porose daro testą, sako, sukonstruokite IKEA baldą. Ką šitas testas parodo, kai pora bando sukonstruoti kažką tai kartu? Aš galvoju, kad pirmiausia rodo jų mokėjimą bendradarbiauti, ko jiems iš to baldo, kuris pagal užduotį yra vienas, reikia abiems. Ir čionais funkcijų, formos, spalvų suderinimas ir atrodytų tokie smulkučiai dalykėliai, Taip. kurie iš tikrųjų rodo labai daug. Ten kuris varžtus suks, kuris tą darys, kuris šiukšlės išneš, visą šitą darbų pasiskirstimą. Be abejonės. Vėlgi grįžtam prie to pačio, mes, komanda. Taip, Kaip mes šitą užduotį kaip komanda padarysime. tikrai taip. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.